Klaipėdos senamiesčio Rotary klubo iniciatyvinė grupė vakarieniavo tamsoje. Tokios neįprastos vakarienės metu surinktos lėšos bus skirtos akliems ir silpnaregiams vaikams paremti. Ateidami į šį pasaulį atsinešame 5 pagrindinius pojūčius – uoslę, skonį, lytėjimą, klausą ir regą. Matydamas žmogus gauna 80% visos informacijos apie tikrovę. Tačiau trumpam įsivaizduokime, kad regos netekome. Pasaulyje kiekvienais metais apanka apie 500 000 vaikų, vidutiniškai po 1 per minutę. Trumpam atsidurti aklojo ar silpnaregio vietoje galėjo visi atvykę į labdaringą Klaipėdos senamiesčio Rotary klubo iniciatyvinės grupės ir Klaipėdos bei Telšių regionų aklųjų centro surengtą projektą Vakarienė tamsoje. Regos ugdymo centras sugalvojo suorganizuoti jiems stovyklą vasaros, kurios metu jie susitiks su panašią negalią turinčiais vaikais ir pamatys, kad tai nėra gyvenimo pabaiga, kad jie gali dar siekti kažko tai ir pasiekti šiame gyvenime. Pernai šalyje buvo užregistruoti 519 nereginčių ir silpnaregių vaikų. Klaipėdos regione yra 33 akli ir 65 silpnaregiai vaikai. Klaipėdos regos ugdymo centro direktorė Laima Baranauskienė teigia, kad aklieji turi daugiau panašumų nei skirtumų su reginčiaisiais. Tačiau dažnai tėvai nustoja tikėti regos negalės turinčių vaikų ateitimi. Aklų ir silpnaregių vaikų tėvai ne visada tiki savo vaiko ateitimi, galimybėmis mokytis, ugdyti, siekti karjeros. Tai ir buvo toks tikslas, kad į tą stovyklą sukviesti aklus ir silpnaregius vaikus ir jų tėvus ir sudaryti galimybę, kad jie susitiktų su aklais ir silpnaregiais studentais, jaunais žmonėmis, kurie sėkmingai siekia savo tikslo ir daro karjerą. Labdaros vakaro metu koncertavo aklieji ir silpnaregiai. Pagrindiniu akcentu tapo užkandžiai visiškoje tamsoje. Organizatoriai teigia, kad tai buvo siekta atrasti naujus pojūčius. Lietuvos socialinių įmonių pirmininkas Leonas Kirkilovskis teigia, kad svarbiausia regos negalę turintiems žmonėms artimųjų palaikymas ir bendravimas. Taip pat pašnekovas teigia, kad neregystė tai yra tik nepatogumas, prie kurio reikia priprasti. Tai yra būtina bendravimas šeimomis žmonių, turinčių vienokią ar kitokią patirtį. Tada jie dalyjasi geriausią patirtimi ir vieni kitiem pagelbėdami, patardami, jie jaučiasi patys stipresni ir tą dvasią gali perteikti ir savo vaikams. Vakaro metu vyko aukcionas, kuriame svečiai galėjo įsigyti regos negalės turinčių vaikų darbų. Įspūdingiausių pirkinių tapo šiaudinis realaus dydžio arklys, kurį už 400 litų nusipirko moterų Rotary klubo Aditė narės. Mes čia tokią turim potekstę. Vienai draugai padovanoti arklį, bet princo paskiau ieškosime. Iš viso šio projekto Vakarienė tamsoje metu jau surinkta apie 8 000 litų. Visi šie pinigai bus skirti regiono vaikų turinčių regėjimo negalę edukaciniai veiklai.